Šiandieną turim iššūkį, tai varysiam iš Šventuosius į Nidą. Ir jeigu pavyks dar grįžę Mišinos vėl iš Šventojo. Kaip sako, ta pavyks? Varysim į Liepoją dar, o, zdaro. Nu tai užsidegėms gers, tai žiūrėsim, kaip čia gausi. Kiek numinėm, kaip mano? 15 kilų. 15 kilų numinėm. Žygiai jau 15 kilų. Atminėm per pusvalandį iš Šventos į Palangą. Meluoja, 10 minučių. Dabar sustojams karklį. Išjudam toliau. Kaip sugalvoju kėris kelią, tai pasitrumpinsi. Kažkur nuvažiavom Birutės kalno link, turbūt išlysiam kažkur. Sustojom, antras sustojams, tai sustojom prie ežerioką, įkalsiam arbatas, apžiūrėsiam, įvarysiam toliau. Plazės rezervacija, turbūt Plazės ežeras vadinas čia. Apžiūrėsiam. O jau 25 kilą numinti. Juodkrantė nebė kormoranų. Tai turbūt kormoraną visi apsigyvena čia, nes ant tą pilną nuo baltavusių medžių. Yra nupilna tų kormoranų čia skraido. Tai turbūt tame ežerely jau žuviais neblaba bėra. Ir vieno pusė kormoranų ir kito pusė kormoranų. Nu daug čia. Nu, vienim pavyko atsikratyti, pas kitų atsirado. Nu kon jodu. A dar skyščiaus neištraukėt? Nu jau reikėtų. Apsirengiam, nes šalta vis dėlto. Lauki buvo -2. Dabar po truputėlį šyl. Tai varysiam iki karklis. Į paskiau, kur mes ten varysiam? Į Olandų kepurę. Olando kepurė, mes tavęs pasilgom. Atvykom. Greita. O, jūra bangon. Deina prašvieta. Super. Abe sustosit? Bet čia greit atvarėm. Vėjins duos savo ir esam vietelį. Sakau, čia droną reiks tikrai kelt. Nu, kelsim. Man atrodo, žygį reikia prieitas iki kalkę geriau kortumės tau. Pasidžiaugėm biškėlį.
Judam toliau, tai dabar turbūt paskutinis mūsų, ne paskutinis, o kit sustojams bus, kur žygiai bus dabar? Dabar Liepoja, Latvijas, Pajūris, Paldiega. Užteks mums į molą Klaipėdo, tai varom į Klaipėdą į molą. Atvarėm iki Maksimas, pasiieškosiu savo pirštinių, nes šalta. Reikia apsimauti, dar grįžti reikės naktį. Nu, ar ilgą užtrukom? 2 valandas. 2 valandas, nu mata. Snaglis nedvėt pradėjo. O kiek užtrukom? O, kiek nealkoholinio. Dviratis greit važiaus piestų. Teik prikrauta, kad ohoho. Atvykom. Dar vieną taškėlį. Šilum atsiranda, bet jas nemažė. Kas svarbiausia, būt nepalankiai pusė. Ors kaip vasar, šveisus, bet šalts kaip žiemą. Bandėm stabdyti, sakom, nebevažiuosim dviračią, suplauksim, bet nes to. Tai pasidžiaugsim iš tolo ir užteks. Važiuojam prie naujosios perkėlas. Ir iš ten jau persikelsim į kietą žemyną. Tai tikamės per kokį 20 minučių ten numinti. Bandom vėl trumpinti kelią. Tai galbūt kai išlošiam. Ką? A, tai čia atvarėm teisę į ten. Trumpinėms baigės, varom atgal. Dar viens trumpinėms. Nu, bet šį kartą gal pavyks. Nu, išlindom ne ten, kur tikėjomės. Bet turbūt ten toliau teisė pavažiuosim, gera bus. Ar reikia geležinkelbėgės važiuoti? Bet ten turbūt vėl nuvažiuosim tam patį. Naftos saugyklą. Takelis tai yra? Nu, yra takėlis bėgės. Nu tai ir varom bandom, o koną tą žmogų seniai mes vėl pravažiuosim. Arba važiuojam šitas bėgės. Vis dėlto iškosim tą mišką takelį kelią. Nusprendėm 3 kartą trumpinti. Kelias nekoks, bet važiuot gali. Tai vis dar reidam. Pirms gedėms, blemba, nutrūka tai laikiklį tašių, nes buvo tik su hamutikas pridėjus paprasta. O jį teik prikrautas svarios, matyt, nu virpėjimą nuplyša. Nu bet reik bandyti važiuoti, gal dar kap nors ištversim, kur nors gausim šniuriukų ar hamutikų. Reiks iš batų išsireišti užraišti, jeigu kas. Kaip saka žygiai. Variantas geras. Nu, bandom dabar dar važiuoti, kol neįtraukia iš priekį. Tai nusprendėm ton šniuriuką nutraukti, su to šniuriuku prirėžti, kad išlaikytų, nes visiškai neįmanom pavažiuoti. O rinkinuks yra, gal su to rinkinuku kažkas gausis. Ar kas nors aštraus? Niek. Nu, gedimą prasideda. Nebent su šit. Nu, daug bandom. Sakom, iš kur gaut zateškių, iš kur reikėtų užtraukti to, kad čia tvarkyti šitą aparėją. Sak, turiu zateškių. Eina, savo išgelbėjams visos kelionės. Da pasakyk, žiūrėk, ne vis dėlto neturiu. Ne, tai netiks. Aš galvoju, kad tu plasmasinių tu tokių sutraukti. Eina, iš kart, kaip apsidžiaugėme, piecas įpaigės. Trauk, lauk ton šūdą, jau šitą visą nupjovėme, o tai jau bus davėns, gera bus. Šitą tu jau prisirišė, manon. Jurgelį, meistrelį. Tai jums laikys. Laikys kažkiek. Tak davėm gal kai kartą. Bent jau kad bent jau netabaluotų teik. Iš savo veicką neiššokį, neįtrauktų man į ton. Iš priekį vis. O, kainaujus. Nu dabar bent jau užriškėm kur tas. Paaukojau paminkštinimą, ištraukiau šniuriukus, nebesilaika čia, bus keitą minti. Bet bent jau kažkiek gal laikysant čia mums.
Nu, va, savadarbis į savadarbis. Varom. Minam, vargstam čia tas akmenim. O pasirodo šalį per metrą ir dviračių taks normal, tai varom ton dviračių tak. Lendam visą. Dalindom. Nu judam, dabar jau turbūt vis klausysies gera. Gedimą dar net nepraminus 100 kilometrų. O dar lauk daug. Išlindom kažkur. Čia turbūt kar parkstas. Tai čia mes betrumpindami niekad turbūt nenutrumpinom. Bet su nuotikės. Pamatėm duris, gal tas duris pabarškinus atsidarys, nes mums reikia virš pakelti, ne į apačią. Neatsidaro. Tai bandom vėl keris kampą ten, matos kas nors? Ne. Nebebandom? Nu tai varam. Nu šį kartą mono trumpinimu nebenorėjai patirti. Sak, leisime žemyn. Mums čia? Nu bandom toliau minti. Jau kujėlis skaud. Šiknioko nuėmiau. Tai iškart pradėjau jaustis iš pakalios. Niek nepadarys, bent jau važiuot galia. Detalės kremt. Lauktuvės. O. Jau beveik kelts matos. Dar porą minimų ir jau mus tas veito. Vėl trumpinam kažkur kompas, sak, pralysim. Bandom pralysti. A vėl iškrės? Mes jam iš šiukšlėnę, niekur nebepanaudosim ko gero. Belieka 4 minutės iki kelt persikeliam. Bet tikėkimės, kad spėsim, kels ant to. Bandom gazas. Eina, kažkas baisai sutraškėjo, tikaus, kad neplyšo vėl aktas. Minutė ir 10 sekundžių. O, tai spėsi. A tu čia visim paėmė? Liuks, varom greičiau. Pavyko. Nu, pasakyk dabar, kap tu mana, iki kur mes pataikysim dabar? Grįžėms mūsų paskutinis taškas. Šiandien? Nu. Čia. Iki Klaipės grįžėm. O, Gedimins. Juodkrantė. Iki Juodkrantės. Kas mum beliek? Nida. Apsistosiam Nido. Ar tie žemyn davins? Paleik tam pilį. Nu, tikėkimės, komandų dveris atlaikys.
vat minėm į pirmatinį sustojimą Kuršių nerijoje. Kiek esam dabar išves numynėm? 1/4, 56 km. 3 valandos 17, vidurkis 17. Prašau, Alaus panuot. 17. Tai mums belieka 150 kg, tai būsim numus. Taip. Tai žiūrėsim, kiek čia gausis. Mona dar vis sako, kad sustosim Nidoje, ten pasiliksiam. Žygis sakė, kad parminsim į Klaipėdą. Grina. Jo. O Gediminas sakė, sustosim Juodkrantė. Tai kol kas palei viskonto Žygis arčiausia. Bet matysim, kaip čia gausis. Dievas. Ne tik mums nelaimis nutinka. Šita iš miškų parsirada. Nu gal prisipūs. Palikom tus nelaimėlius, susirado, kas ten turėjo į pompą. Tai dabar ten pūs 100 kubų į ton padongą, bet susitvarkys. O mes judam žiobrių valgyti. Važiuosim į Juodkrantę. Nu jau ką jūs pasakysit, galime nevažiuoti? Uliamda, turim? Mane vieną koroną šio. Aš nežinau, neskaičiavau, bėda kažkiek. Tai judam ten į priekį, randam sauliuką, stojame, vis užteks mums, kas čia tie ir porą valandų tik jau būsim ten. Pervalkai visas valandas. Manau, ne? Bet štai kaip stosim, Juodkrantėje nužėsim prie jūros. Tai nėra tipo kaip kavinė, ten nuotrauką padarysim. Nu tai varom. Judam. Vėjas didelis. Tai dabar esame Juodkrantėje. Sustojam, važiuojam, varom toliau. Varom, kur mažesnis vėjas, nes čia tai neįmanoma. Tai ten ne už kalnų tai pasit. Tai sauliuką pripat, bet ten dar net nesimat. Tai kokia neapstosiam, nu gal dar vis dėlto rasim, bet neaišku. Pabumbėjau ir už sekundės jau radom vietėlį, kur sustoti. Tai pailsėsiam, keletą akimirkų vėl judėsiam. Judam toliau. Iki Nidos lieka 30 kg. Tai turbūt įveiksim. Dabar ten atkarpėlį be sustojimų. Eilinį kartą sustojom pailsint dviračių. Tai dabar esam prie negyvuosius kopas. Pailsėsim, įminsim toliau. Pasistiprinom ir judam toliau. Ai, pavargom pasistiprinint. Tai dar mums lieka, kiek sakėm? 100. Iki Nidos 17. Nu, va, liko šiandien. judam 17 kg. O dar po 17 100. Pagaliau atvykom jau Nidos namą matos. Tai tu jau būsim centri, valgysim žiobrį ir nuspręsim, ko daryti. Minti atgal ar mėgo čia. Ir žiūrėsim, kad aš čia atspėjai.
Nu, kaptain sakė, jeigu atvažiavo į Nidą, į žuviais nesuvalgė, tai Nido nebuvo. Tai mes turėjom iš žuviais ir alaus. Į 100 kilometrų. Nušaunė. Ragaujam žuvį ir galvojam, kon toliau veiksim. Nu va, pavalgėm, apžiūrėjom, minam atgal. Dabar turbūt varysim be sustojimų ir tikamės pasiekti vis dėlto Klaipėdą. Tai ar pavyks, neaišku, bet tikamės, kad pavyks, nes kietą kelią nebėra, jeigu jau išminsim. Minas visai normali. Jau prie eilą pravažiavom, sustojom dar kartelį pasistiprinti ir jaučiu, kad 99% kad vis dėlto grįžėm į Klaipėdą. O gal dar iš Klaipėdės bandysim toliau. Nes antras kvėpavimas atsirado. Paskiau trets, ketvirtį dar varysim. Vis daminam, jau Juodkrantį praminėm. Tai belieka mums grubė, belieka mums apie 20 kg. Ir būsim jau prie perkelas. Tai vis dėlto, ko gera, kad įveiksim. Na, aišku, reikia nusispjauti, bet bus matyti. Nu jau šiandien iki kelto paskutinis sustojams. Nes belieka mums tik tą 9 km. Tai būsim vis dėlto įveikiant. O pažiūrėsim galą kiek tų kilometrų. Nu va, vis dėlto įveikėm. Tai jau laukam keltą. Esam dabar numinėn 150 kg. Bandom susirasti, kur mėgoti Klaipėdo. Tai tikamės, kad nereikės važiuoti kietą miestą galą dar. Nes kada turbūt dar dasidės be kiek tų kilometrų. Tai bent jau 150 ir jau. Tai kaip ir užtekt.